Taigi, sveiki visi, mano vardas Vitalis. Ir jūs žiūrite 1000 kilometrų. Ir jūs žiūrite 1000 kanalą. Ir jūs žiūrite 1000 km dviračių kanalą. Tai ką, labas visiems. Ir šiandien super diena Vilniuje, sekmadienis. Labai gražu, ramu dar, 9:30 ryto. Važiuoju prie Katedros, kai vis laik susitikti su Chebryte. Pakvietė mane pravažiuoti. Gausis viso apie 130 km gravelio. Tai toks ale rekorderis, tikiuosi Chebra nespaus. O man norisi pasigražėti, norisi labai neskubėti. Tai bus matyti, kaip čia bus. Kol kas važiuojam viskas. Super oras, pasaka. Ne tai, kad nereikia ilgų rankovių, bet net ir pasiimti nereikia. Nieko su ilgom rankovėm, nes nežada nei lietaus, nei debesų. Visą dieną bus žiauriai fainai. Niekad neklausk, kam skambina varpai, nes jie skambina tau. Čia panelė su mumis važiuos, sakė, nenori spausti, ačiū Dievui, aš būsiu su ją kartu irgi. Laikysimės iš galo. Nu, pažiūrėkit, argi nenuostabus Vilnius. Nice. Nu, kaip visą laiką vėluoja pagrindinė Chebra. Sveiki. Mus čia pavaišino. Kom čia pavaišinai, pasakyk, čia tavo receptas kažkoks, ne? Rūdudu ir smulkinti žemės riešutai. Parodyk, kiek ten turi. Aš šiek tiek dar užteks. Labai gerai. Taip. Na, susirinkom visi. Ir po biškį važiuosim. O čia konkurentai plentininkai. Į kitą raidą. Nacionalinis mūsų kultūros objektas Belmontas. Restoranas senas kaip nežinia kas. Toj privažiuosim prie krioklių. Sargiai, ačiū. Įveikėm 20 km. Chebra sustoja apsimyšti. Nes taisyklė, kaip primenat, viena. Jeigu kažkas myža, myža visi, nes po to nieks nestos. Prasideda tripas dabar. Dabar jau važiuosim? Jo. Atsukinėsim šiandien ar ne? Nežinau, kaip priklausys nuo to, kaip tripas bus. Labai duobėtą kelią. Ir vienas MTB džiaugias, visi kiti kenčia. Jei drėžt važmai. Tai ką, turim daug smėlio. Vas važiuojasi. Ir taip po lietaus trasa. Bet smėlinga. Kas būtų, jeigu mėnesį nelytų, neįsivaizduoju. Kopos! Ačiū, tik jaunimas. Lemba, ko taip nevažiuoja? Turim kem 1 kilometrą nuo namų. Vidutinis 5,6. Dabar muša 100 kem. Greit krenta, matot. O, kaip staigiai krenta. Sportininko širdis. Nu, Kaip pamarys beveik. Rūko karočius. gausa. 360 žinomas internete. Kaip tau šiandien sveikata? Puikiai. Ko nedalyvauju jokiose varžybose ir šiaip? Dalyvausiu. Ateityje Dalyvausi, planuoju. Dabar treniruojuosi, kad aplenkčiau Vitalį 1000 km dviračių. Ir visą jo Chebrą. Kad tai sunkiai pavyks. Negalvokit per daug, nes tuoj busit nudropinti. Sulenko. Lina, nepriguliai ten ant to smėlio? Priguliu, bet labai fainiai, minkštai. Minkšta buvo, ne? Labai. Jeigu galėtum rinktis, tai vis laik ant smėlio gultum, ne? Klausyk kažkada, kas guls. Tai va. Ir įvyko. Per kairę.
O, gerai, per kairę. O, atsargiai, prašau labai. Nieko tokio. Geriau prasinešti. O gal čia valant ir vidurį visai gynė atrodo. Pala. Gaila, negaliu priartinti su objektyvu, bet kadras jau neblogas. Iškart visi dėl. Šiltas ar ne? Nepajutau, aš šalia. Tai dar kart kris, ko čia per vidurį, pažiūrėk. Tada gal nešuosi. Nes turiu irgi. Nu, viskas gerai. Jo. Nu. Varyk. Savo princė. Nešiesi, ne? Kad neišpurvintum. Taip, taip. Teisingai. Važiuoju dar, atsargiai. Užkirsk ir jam kelią dabar. Nieko, smagu. Geras kadras užtat buvo. Kamera veikia. Iš paskos tavęs. Reikia žinot, kad smėlis tavo draugas, teisingai? Taip, smėlis mano draugas ir verčiu niekam už manęs nevažiuoti. Arba bent jau arti. Taip, laikytis. Asumo. Ok. Sveiki. Bandysim. Rimtai čia. Čia yra upeliukas. Tai yra asfaltą pas mus. Taip, važiuojam prie kabančio tilto turbūt. Čia visai netoli Buivydžiai. Pirmieji. Taip, labai gražus kabantis tiltukas. Kas išdrįs jo pereiti? Jeigu įgriūti. Neįgriūs, aš jau esu jo ėjęs ir panašiai. Labai gražus tiltas. Jo, aš jau buvau ir su dviračiu čia nuvažiavęs. Nu tai sakau. Pažiūrėkit, šokit. Aš irgi čia suvažiavęs. Labai gražu. Nu, ta šuo čia saugodau. Kur šuo? Ai ten. Kimba kas nors? Eisi priekį, tas kai atsuko. Nekimba. Jeigu kažkas atsitiktų, kas... Įveikėm 40 km ir privažiavom prie Buivydžių. Čia radom tiltelį, kuris yra aptvertas ir negalima čia eiti. Dėmesio, vaikščioti griežtai draudžiama. Bet mes ant šito tilto nevaikštom, o važinėjom su dviračiais. Tai galima, reiškia. Tik kitoje pusėje tilto yra šuo, kuris aišku, perkas arba koją, arba ratą. Tikras dviratininkas duotų koją, nes koja sugis, o ratas ne. Laukiu, kol Hebra pereis per tą tiltą. O čia eilė sluoksniuojasi. Pastebėjau, kad mano batai apiplyšo. Ir aš pagalvojau, tai blemba, aš niekur su jais nevaikščiau. Niekur nevaikščiau. Gal realiai kokį 20 000 tik nuvažiavau ir va, suplyšo. Šiaip tai būt neturi, ne? Turėtų laikyti. Nu ką, nėra labai jauku čia eiti, bet kažkaip bandysim. O čia tas antros lentos nėra. Svarbu čia kojas neįkišti. Ir kameros nepamesti. Aš jau noriu namo. Oh my god. A Jėzu. A Jėzu. Oi, oi, oi. Nebaisu, nebaisu, mums niekas nebaisu. Nu va, kur buvęs, kur nebuvęs. Perėjau. Nebuvo kada galvoti apie baimę, reikėjo galvoti apie kadrą. Noriu duonos? Ai, aišku. Galima slaužti. Gabaliuką. Ačiū. Kur šuniukas? Nu va. Gražuolis, ką? Baisus. Bet tokia geras.
Artėjom prie atodangos. Kitą dropsų vakarėlį čia darysim, žinau. Nu gražu. Reikia pažiūrėti. Šarčiau. Važiuok ir bandelės mus laukia. Vaišių stalas, atsiprašau. Ką turim 7 km? Nu gal ten. Čia nuo namų 7. Sustojimas Lidle. Įveikta iš viso 8-3, bet čia nuo namų. Tai turim gal 7-3. Na, dar liko. Jaučiamės gerai. Viskas nuostabu. Davai, pabandom. Tada atsidarai, Geras padangos. varai tos 5 km ten, žinai. Kiek gali, tiek varai. Ir tada, palabai viską. Kas čia pas tai per dviratis, ponas? Informuokite publiką. Čia pas mane oldschoolas yra. Oldschoolas, kodėl? Vienintelis aliuminis iš viso gengo. Čia rimtai aliuminis? Nu, tai matai. Atrodo, kad ne aliuminis. Geras, rimtai. Afigienai. Bet atrodo, tai žiūri, nice. Kietas dviratis. Kaip padangos? Padangos kaip padangos, bet šitam smėlynė tai man jos labai Biškimėtė, ne? Bet tu čia taip gerai... Labai daug atidavau normaliai. ratų šitam smėlynė iš tikrųjų. Aha. Nežinau, kaip Vėlė važiavo su jom labai kažkaip kaip ir sviesta, bet aš gal prisipučiu per daug jas, tai sunku buvo. Arba tiesiog, kaip sakant, geros padangos. Tiesiog myniau. Tiesiog myniau. O gal ne padangos, čia klausimas. Padangos. Kojas svarbiausias. Aš mačiau vieną, kad Talačka važiuoja su tokiom padangom. Vadinasi, varžybas ir visą kitą laimėti galima, žinai, bet kokiom sąlygom. Taip, eisim nuo pat pradžių. Elė, čia ne tavo dviratis? Kas pirmas, ką? O kur tavo? Mano. Ką tu į tą tašiuką įsidėjus? Čia. Ten dabar šiukšlės. O šiaip ką tu ten vežiojam? Vienas Gailiukas. Antras Kitas. įsas. Snickersas. Toliau. Avižinis batonėlis. Vizu, kiek tu dar ten trauksi? Viena tabletė nuo Ir skausmo. 2 čigonai dar. Nuo skausmo, Kita ne? tabletė nuo skausmo. Gerą. Nu ką? Visiems sakau, kad nuo skausmo. Iš tikrųjų tai turbūt atsukimo tabletė, ne? Atsukimo tabletė. Ir raktai nuo namų. Nu, raktinam. Nu, gerai, aišku. Gerai, cenos ratukai. Kaip padangos tau? Kadangi tu nebandžius, tai turbūt nežinai kaip tai. Man labai patinka, neturiu su kom lyginti. Aha, nu gerai. Man gerai. Čia tavo vyro dviratis? Čia vyro? Vyro. Ką jis turi? Krepšiukę. Pažiūrim, ką turim krepšiukę. Sorry, valgau, tai miškė. O žiūrėk, pilna, darėjai parduotuvę. Dar vienas. O dievės, nieko nevalgo. Batonėlį. Aha. 2 snickersas. 3. Wow. Eina. Dėl viso pikto. Nu, gerai. Turim vieną su MTB. Bet labai gerai važiuoja čiuvas. Fulas. Turim dar vieną su 3T. Eilinį kartą plaut reikės. Ne, išeina ramiai, žodžiu, be plovimų. Padangas man geras. Ties jom ir liks. Ai, dar beje, klausėt, kaip diskai fast forward įmesiu linką. Man tai žiauriai gerai. Į vieną duobę buvau taip įkritęs, kad verčiausi per galvą. Vairas nulinko žemyn. Atrodo, kad viskas lūžo, bet nei diskam, nei ratam nieko nesitiko. Žodžiu, galit krist kur norit su jais. Ką dar turim? Dar vienas lyvas. BMC su krepšiuku. Ir čia dar turim vieną sportininką. Šiaip labai gerai irgi mina iš paskas. Va. Irgi dviratėlis. Iš tą vyrą iš parduotuvės ką turi? Snickersas. Kas čia? Bandelės, kibinai, žiūrėk. Parodė. Kibinai, karšti kibinai. Dieve, Vytautas. Viską turim. Važiavom į Trakus kibinų, bet nemenčinę nusipirkau. Nemenčinė, ja. Per pievą.
O, kaip gražu čia. Tai ką, patfinderiai? Va, Guliniai? patfakeriai. Nu ką, turim įdomų kelią. Įdomu, kiek čia tęsis. Bet vaizdinga. Privati teritorija. Važiuojam, pažiūrėsim. Nu ką, kietytės normaliai čia. Čia gal Laurų kvartalas? Laurai, susipažinkit. Namai nuo kelių milijonų. Ferraris. Ką, ir Lietuvoje gyventi galima. Tai ką, pravažiavom pro Laurų kvartalą ir ten visi mes supratome, kad ir Lietuvoje gyventi galima, ne? Jeigu turi namą, Laurų kvartale. Čia vat netoli jo yra... Žirmūnuose netinka gyventi? Žirmūnuose tinka, aišku, faktas. Nu, liko kokia 20 km iki katedros. Jėgos, aišku, biškiai apsimažėjo, bet visumoje viskas labai gražu, gerai. Kaip jautiesi? Labai gerai. 360. Kaip jautiesi? Akinis sudėsiu, geriau atrodys. Gerai jautiesi? Jo. Kaip tu? Normaliai. Nepadėjo? Kaip jautiesi? Puikiai. Nepavargai? Ne, o tu? Visi čia sustojo pafilmuoti, nes pavargo blembu. Kaip Elė? Kiek kartų nukritai šiandien? Nesakysiu, nežinau. Du. Du tai tikrai. Gerai. Du gal trys. Žiūrėk, nuvažiavam jau. Kilometrų. Kiek nuvažiavam? Kilometrų. Aš jums matau, tas išsikrovęs bahų. Kiek čia pas tave 100 kala širdis ir 100 nuvažiavam. Nu, gražus skaičius. 132 VG. Vasilenko, kaip jauties, gerai viskas? Okay. Kaip MTB? O sunku su gravelistais, labai sunku. Ne per smarkiai spaudžiam? Per smarkiai. Ale, gerai čia? Dabar atsargiai labai. Dabar tai jau tikrai. Atsargiai čia. Filmuoji. Gerai, jo, čia tai rankos neištrauksi, nes telefą. Atsargiai. Su pedalu užkliuvu. Vos neišlėkiau. Dėl kontento jau pytę. Atsargiai! Nu, čia geras galas. Čia atsargiai. Su pedalu, man atrodo, aš kabinai. Pontukas. Antras pontukas. Visi esam. Visi. Nes daugiau čia tokių ir nebus. Atsargiai.
Sorry. Nu, aš čia... Gerai, bet nėra vėl, aš tiesiog nesėdėjau tam pasiruošti. Sorry. Au! Su šalmu blemba. Erkių rojus. Dėmesio žiūrėtojai, mes vis laik tokiais momentais važiuojam. Faktas, kad gražesniais tik įjungiu kamerą, bet visko būna. Paskutiniai kilometrai gan vaizdingi ir nelengvi. Chebrytė vargsta. Stumdymas vyksta. Baik vaidint čia. Jau visi pykstasi. Baik vaidint. Aš tai bijau tokių. Tas momentas, kai dar ieškai bėgių. Beveik atvažiavom. Nu, įveikta 110 mano namų. Liko dar kokie 15 km. Tai ką, ten kur pradėjom, ten ir baigiam. Su Kebra atsisveikinsiu. Jie dar kavos. Pas mane dar šiandien krūva reikalų, tai važiuosim tvarkyti reikalus. Gerai, iki! Čiau, čiau. Čiau. Raidas į pabaigą, jau netoli namų. Pėsa bus kokia 125 km. Nėra visai lengva, bet nu ir neturi būti. Vidutinis greitis 24 kažkur. Galas toks ganėtinai sudėtingas buvo. Tai va, tai ką, smagu, pavasaris atėjo. Visai kitaip sportuoti tada, kada tu gali sustoti, pabūt, nevažiuoti. Nes žiemą, tai jeigu sustoji, tai iškart peršalė, o čia vat, viskas ledas. Tai va, ką, ateina nuostabus sezonas. Jis jau, aišku, niekada man ir nesibaigė, bet ateina vasaros sezonas. Kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like Instagrame, YouTube'ai. Na ir parašykit komentarą, gal kažką norėtumėt pamatyti, kur mes važiuojam, ką mes veikiam su Chebryte. Tai tiek, iki greito.